Prometėjas sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. EASE – mano namų stilius. Šiuo metu ženkliai didėja rizika patirti įvairių traumų. Jeigu reikėtų išskirti vieną iš dažniausiai pasitaikančių ortopedinių traumų, tai neabejotinai būtų čiurnos raiščių patempimas. Čiurnos raiščių patempimas neabejotinai yra viena dažniausiai patirimų traumų. Ja galima patirti sportuojant labai dažnai, tačiau tai nėra vien tik sportuojančių ar fiziškai aktyvių žmonių trauma. Būna, kad kartais užtenka tiesiog praeiti nelygių keliu, nepastebėti laiptelio ar paslysti ant ledo ir turite čiurnos traumą. Taip pat nemažai įtakos turi ir avalynės pasirinkimas. Pavyzdžiui, aukštakulniai, batai su plonu padu, kietu padu arba batai su platforma taip pat padidina riziką kasdienėse situacijose patirti šią traumą. Labai dažnai šios traumos būdingos grupiniam sportui, kur yra komandinis žaidimas, kur yra daugiau žmonių, kur labai greitai žmonės keičia savo kūno padėtį, kur yra susidūrimo rizika. Tai tais atvejais tikrai labai dažnai yra patempiami, bet šitie sportiniai žaidimai dažnai būna ant dangos arba ant žolės, todėl dažniausiai nelūžta tie kaulai. Dažniausiai ir apsiriboja viskas minkštųjų audinių pažeidimų, tai yra tais raiščių patempimais, nuplyšimais. Profesionaliai sportuojantiems arba mėgėjiškai sportuojantiems dažniausios čiurnos raiščių pažeidimo priežastis būna pasirinktas per didelis krūvis, vėlgi netinkamas avalynės pasirinkimas atitinkamai pagal sporto šaką, bei nepakankamas arba visiškai neatliekamas apšilimas. Būtent dėl visų šitų priežasčių, netaisyklingai pakreipus pėdą, patiriama yra čiurnos trauma, įvyksta raiščių patempimas, o esant didesniai kinetiniai energijai gali lūžti ir kaulai. Čiurnos raiščių traumą galima patirti ne tik sportuojant, bet ir užsiimant kasdieninę veiklą. Pavyzdžiui, nikstelėjus koją lipant laiptais ar užkliuvus einant. Čiurnos raiščių patempimas paprastai būna itin skausmingas ir reikalauja gydymo. Pirmiausias ir tikriausiai pagrindinis simptomas yra skausmas. Skausmas gali lokalizuotis čiurnos sąnaryje, tačiau jis gali plisti ir į blauzdą, ir į pėdą. Po to vieniems iškart, kitiems truputį vėliau atsiranda patinimas. Patinimas taip pat gali būti tiek išorinėje, tiek vidinėje sąnario pusėje, taip pat gali būti ir aplink visą čiurnos sąnarį. Labai būdingas čiurnos sąnariui yra apimties padidėjimas, čiurna sutinsta, padidėja ir gali kartais dvigubai ir net trigubai teko matyti pacientų, kada yra labai rimtas pakenkimas, tai tikrai tai yra tas sąnarys, kuris linkęs tinti. Kartais galima pamatyti ir kraujosrūvą aplink pažeistą vietą. Taip pat sutrinka čiurnos sąnarių funkcija, tai yra čiurnos sąnarių judesiai, vaikščiojimas pasidaro skausmingi, pacientai neretai šlubuoja, būna dėl skausmo ir kad pacientai visai negali paeiti. Žmogus gali negalėti normaliai vaikščioti, šlubuoja, arba yra tokiu atveju, kada apskritai negali atsistoti ant tos kojos. Tai jau jeigu vienas iš simptomų, kad žmogus negali priminti tos kojos, negali pastovėti ant vienos kojos, tai jau tokiu atveju būtina kreiptis į gydytojus, būtina daryti tyrimus, nuotraukas, rentgeno nuotraukas, pažiūrėti, ar neįvyko kaulų lūžių. Nes čia yra labai svarbus momentas. Labai dažnai žmonės kažkaip sako, aš ne pirmą kartą nykstelėjau tą koją, ne pirmą kartą patempiau, tai gal pravaikščiosiu, praeis įsivaikščios. Ir dar kartą primenu, kad 26 kaulai dalyvauja šitoj struktūroje ir bet kuris iš kaulelių gali būti skilęs arba lūžęs. Ir ten yra tokių labai svarbių atraminių kaulų, kaip kulnakaulis, šokikaulis, laivakaulis, jie turi labai įdomius pavadinimus, pleištakaulis šitie kaulai. Tai gali taip atsitikti, kad jeigu pražiopsosim lūžimą, vėliau tai atsilieps tikrai visam mūsų likusiam gyvenimui, tiesiog skaudės tą pėdą ir mes jau normaliai ir negalėsim vaikščioti. Visų šių simptomų intensyvumas priklauso nuo čiurnos raiščių patempimo laipsnių, kurių yra 3. Tai pirmas laipsnis yra tiesiog čiurnos raiščių patempimas, jo metu raištis nepraranda vientisumo, tačiau įvyksta mikroplyšimai.
Skausmas tada dažniausiai būna nedidelis, tinimas būna nežymus, o čiurnos sąnario funkcija būna nesutrikusi. Antrasis laipsnis yra dalinis čiurnos raiščių plyšimas. Jo metu raiščio vientisumas yra pažeidžiamas, tačiau kažkiek skaidulų dar yra nepažeistos. Tada skausmas ir tinimas jau būna didesni, o kartais galima pamatyti ir kraujosrūvą. Trečiasis laipsnis yra visiškas raiščio plyšimas. Skausmas ir tinimas prie tokių pažeidimų būna stiprus. Pacientai gali dažnai jausti čiurnos sąnario nestabilumą. Būna visiškai prarandamas pėdos mobilumas. Taip pat dėl skausmo pacientai negali vaikščioti dažnai. Todėl mano patarimas būtų, jeigu yra įtarimas, kad tikrai koja tinsta, yra didelė kraujosrūva, mėlynė, negalite normaliai priminti kojos, būtinai kreiptis į traumatologus ortopedus, tai yra pirma pagalba turi būti suteikta, nes galbūt greičiausiai jums reikės imobilizacijos. Imobilizacija tai yra sutvirtinimas, uždėjimas įtvaro ar tai gipso tam, kad nebejudėtų ta struktūra. Tačiau yra labai dar viena svarbi taisyklė, kalbant apie čiurnos sąnario patempimus, apskritai apie visas traumas. Tai angliškai tokia yra vadinama RACE taisyklė, kur yra keletas punktų, ką mes turim daryti čia ir dabar. Tai pirmas dalykas tai yra galūnės pakelimas. Tai reiškia, mums reikia jau suteikti ramybę tai galūniai, jinai turi nejudėti, ramybė ir pakelimas aukštyn. Tada turim dar du labai svarbius punktus padaryti, tai vienas iš jų yra šaltis arba ledas, todėl kad kuo greičiau šitą procedūrą pritaikysim, tuo mažiau pakraujuos. Mes norim sulėtinti kraujotaką, kad ten kraujas nesilietų ir ta koja nesipūstų, netintų. Taigi šaltis. Ir ketvirtas labai svarbus dalykas tai yra kompresija, tai yra suspaudimas tos kojos arba apibintavimas iš karto elastiniu bintu, ar tai specialių priemonių panaudojimas tam, kad ta koja nesutintų. Nes tinimas blogina kraujotaką, ar vis vyksta kraujavimas. Patyrus čiurnos raiščių patempimą, sulaukti antrojo patempimo yra gana dažnas dalykas. Tačiau tinkamai atlikus reabilitaciją po visų patempimų, ta rizika aišku sumažėja. Tai nemažai svarbu yra ir stiprinti aplinkinius raumenis, kurie prilaikytų tą čiurnos sąnarį ir netektų visas krūvis vien tik raiščiams. Neatsiejama gydymo po čiurnos traumos dalis yra reabilitacija. Dažniausiai jį apima skausmo patinimo mažinimą, judėjimo funkcijos gerinimą. Tam, kad būtų palaikoma čiurnos judesių amplitudė, specialistui paskyrus pacientas turėtų atlikti specialius pratimus. Gydymas gali užtrukti. Tai priklauso, žinoma, nuo čiurnos patempimo laipsnio, tai 1, 2 ar 3. Tai 1, žinoma, greičiau, per 2 savaitės pilnai galima būtent grįžti ritmą. 2 stadijas gali užtrukti iki 6 savaičių ir net 2 mėnesių. O 3 stadija priklauso, žinoma, nuo pobūdžio. Ar tas pilnai plyšęs raištis pažeidė ir kitas struktūros, kaip kaulinė ir panašiai, tai jau priklauso, gali užsitęsti nuo 6 savaičių iki 3 mėnesių ar net ilgiau. Palyginus ar reikalinga operacija, ar buvo komplikacijos, palyginus su traumos pobūdžiu būtent. Po traumos reabilitacija turi ypatinga, kad kitaip nei daugelyje kitų medicinos šakų, čia negali paskirti tabletės ar suleisti vaistų ir negalavimas praeis. Dažnu atveju reabilitacija reikalauja kantrybės ir pasiryžimo siekti rezultatų. Iš esmės reikėtų suvokti, kad pačiam žmogui reikės atlikti daugiau repeticijų, tai yra pakartojimo. Jeigu ateina klientas kreipiasi į mane, aš asmeniškai stengiuosi jam sudaryti tokią programą, palei jo dabartinę būklę ir sakau, kad mes galbūt susitiksim už savaitės ar po kažkurio laiko, arba jau iš karto apsiturim, kurie pratimai turėtų būti sekantis. Todėl, kad pirmas etapas yra toks, kad jeigu tai didesnis pažeidimas, kad faktas pradžioj centrinė nervų sistema jinai yra baugi atlikti kažkokius pratimus. Tai mes turėtume pradėti nuo lengvesnių ir tuomet link sunkesnių. Tai vis tik tai dažniausiai tai apibrėžia kineziterapeuto kompetencija. Namuose jūs galite išmokti atlikti tam tikrus judesius ar nesudėtingus pratimus, kurie treniruoja čiurną ir pagreitina sveikimą.
Storosios žarnos vėžys viena iš 5 dažniausių onkologinių ligų Lietuvoje. Niekas iki galo negali atsakyti, kodėl vienas žmogus susirga vėžiu, o kitas sėkmingai gyvena tik girdėdamas apie jį. Priežasčių provokuojančių šią onkologinę ligą daug, tačiau dėl kelių specialistai vieningi. Didelė įtaka turi žmogaus genetika, judrumas, mityba ir neišimtis dažnai dėl pastarosios atsiranda nutukimas. Nutukimas tai nėra tik tai, kad žmogus tik nutukęs. Tai yra kompleksas visų kitų faktorių. Jis mažiau juda, mažiau fizinio aktyvumo, tas mityba turbūt irgi nėra Viduržemio jūros pakrantės dieta greičiausiai. Storosios žarnos vėžys jisai susijęs su per gausiu riebalų kiekiu racione ir per gausiu perdirbtos mėsos vartojimu. Onkologinė liga, jos eiga, jos gydymo efektyvumas ir sveikimo procesas labai tiesiogiai susijęs yra su mitybos būklė paciento. Tau taip sako, yra rastas, reiškia, kraujas išmatose. Nu tai taip, va, taip, viskas apsivertė. Storosios žarnos, kaip ir kiekvienas vėžys, yra pavojingas, tačiau jisai yra vienas iš sėkmingiausiai gydomų vėžių. Mokslų daktarė gydytoja dietologė Edita Gavelienė pastebi, jog ypač didelį pavojų žmogaus storajam žarnynui kelia nuolat vartojamas netinkamas maistas ir kad būtent dažnas sirgantis nutukimu dažniausiai ieško tokių maisto produktų, kurie yra perdirbti ir su dirbtiniais prieskoniais, o tai rimtas pavojus sveikatai. Dėl to, kad tiesiogiai dėl jos gali pakisti maistinių medžiagų įsisavinimas. Tiesiogiai dėl jos gali pakisti tiesiog noras valgyti. Ką storoji žarna daro žmogaus organizme? Tai yra organas, kuris reguliuoja kai kurių mineralinių medžiagų rezorbciją, kuris reguliuoja vandens rezorbciją. Ir pagrindinis dalykas yra šalinti nereikalingus, nesuvirškintus maisto produktus. Be to, storojoje žarnoje gyvena mums naudingos bakterijos. Jeigu vis tik tai yra toje vietoje onkologinė liga, paprastai gydymo metodas tai yra chirurginis. Su Vilniete asta ne 1 metus sirgančia storosios žarnos vėžiu mūsų laidoje susitinkame jau 3 kartą per 3 metus, norėdami aptarti, kaip keičiasi moters sveikata ir nuotaika išgyvenus operaciją bei kitas sudėtingas gydymo procedūras. Visas gyvenimas, kai sako, stresiniai kalneliai tokie, tai tu čia nežinai, kurioje vietoje kas gali būti. Arba tu gyveni, arba tu miršti. Sunkiausias laikotarpis buvo, kada tu operacija savo ruoštų, chemoterapija paskirta vėl, kaip sakoma, ir tas toksai tiksinti bombam, kada tu po 8 mėnesių gydymo tave paleidžia atostogų, kaip sakau, paleidžia atostogų pusę metų, pažiūrėti, kaip vyksta gydymas ir ar bus remisija. Tai tą pusę metų tokia baimė, tu lauki kito tyrimų, sakančio apsilankymą pas gydytoją. Visgi moteris nepraranda optimizmo, nors žarnyno vėžys metastazavo į plaučius. Negana to, greičiausiai dėl chemoterapijos šalutinio poveikio ėmė stipriai skaudėti sąnariai, teko protezuoti klubo sąnarį, bet asta nepalūžta. Toliau ieško sprendimų, padedančių palaikyti sveikatą. Ypač dėmesį jis skiria mitybai, kurios svarbą pabrėžia ir mokslų daktarė Edita Gavelienė. Reikėtų rūpintis ne kas neturi būti mano lėkštėje, o kas turi atsirasti mano lėkštėje. Jeigu maistas ruoštas šviežiai, iš natūralių žaliavų, tai jis bus tikrai palankus onkologinio žmogaus sveikatai ir padės žmogui tiesiog eiti į sekantį ligos etapą. Sekantis periodai po gydymo arba sveikimo periodas, chemoterapijos poveikyje, sakysim, labai dažnai vėlgi dingsta apetitas ir nenorima iš vis jokio maisto valgyti. Tai tais sudėtingaisiais vėlesniais periodais jis gali būti toks produktas, kuris duotų kalorijas, galėtų suteikti komfortą. Tačiau, kaip sako mokslo daktaras onkologas Eugenijus Stratilatovas, to neužtenka. Čia reikia keisti gyvenimo būdą. Tai yra aktyvus gyvenimo būdas. Mityba turėtų būti remtis pakankamai daug zlakų, tai yra augalinių maistų, ribota raudona mėsa, riboti alkoholį, riboti rūkimą. Tiesiog žmogus turi nepersivalgyti, nedaug sėdėti, turi aktyviai judėti ir turi sveikai maitintis. Pasikeitė, aišku, mityba. Pasikeitė. Aišku, kiekiai pirmiausia maisto, paskui
atsisakymas visų ankštinių, daržovės tik tai reiškia apdorotos termiškai. O taip tai palaipsniui truputį įvedant naujus produktus. Dabar jau žinai, ką tu gali, ko tu negali ir viskas. Daugiausia eina tai visos raugintos daržovės. Rauginti kopūstai, rauginti burokėliai, obuolys keptas puikiai. Vat grybai tai puikiai. Vištiena, kalakutiena. Tuo tarpu medicinos mokslo daktaras docentas proktologas Andrius Dulskas sveikimo kelyje iškelia ir būtinumą išsaugoti kūno svorį, kad jis nemažėtų, o tai irgi priklauso nuo, ką ir kaip valgo ligos metu žmogus. Didžiosios dalies vėžių vėlyvosios stadijose krenta svoris, tai nepaaiškinamas svorio kritimas, žemas hemoglobinas, pakraujavimai, pilvo pūtimai. Pagrindinis dalykas, kad visgi žmogui reikia, pirmiausia, tai reikia valgyti, nes dažnai tie gydomi pacientai, jie, kaip ir sakėte, ir aš sakiau, 50% jie turi mitybos nepakankamumą. Toje mitybos būklėje dar yra labai svarbus tokie aspektai, tai yra, kiek yra liesosios kūno masės pas žmogų. Ir negali būti dedama lygybės, jeigu žmogus serga nutukimu ir susirgo onkologinė liga ir kad viskas jam bus tvarkoj, mitybos nepakankamumas negresia. Jokių būdų šitas mąstymas yra neteisingas. Žodžiu, jeigu asmuo tiek sergantis nutukimu, tiek normalios mitybos, tiek liesos kūno sudėties, visuomet yra svarbu onkologinės ligos fone išlaikyti, išsaugoti liesąją kūno masę. Dėl to, kad ir pati liga, dėl uždegiminių procesų vykstančių organizme, jinai sąlygoja liesosios kūno masės nykimą. Sustiprinti organizmą. Tai buvo vienas iš tokių tikslų. Žmogus nugrebėsi kažko, ko tau iš tikrųjų siūlo ir žino jau tikri žmonės, kurie jau tą išbandė ir žino. Girdėjau, sako, tai padėjo. Pasitikrinus internete, Asta patikėjo rekomenduojamais Kembridžo universiteto mokslininkų sukurtais maisto papildais, kurių sudėtį sudaro ciberžolių, brokolių, granatų ir žaliosios arbatos polifenoliai, veiksmingai neutralizuojantys piktybinės ląsteles ir galintys pastiprinti bendrą organizmo būklę ir imunitetą. Reikia neužmiršti, kad žmogus turi visuomet gauti visas būtinasias maistinės medžiagas. Kai kurios maistinės medžiagos yra labai svarbios. Tai polifenoliai yra labai svarbu jų kiekį užtikrinti. Jeigu racionu neužtikrinama, tada ieškoti kitų priemonių. Ar vaistais, arba tiesiog papildais. Papildų yra. Ir paprastai net ir visiems iki operacijos pacientam irgi rekomenduoju, nes kaip ir visiems sakau, kad maratono turbūt nei vienas nebėgtume nepasiruošę. Ir kai yra labai nusilpęs organizmas, taip galima tuos papildus naudoti. Tai gegužę aš pradėjau, tai aš rugpjūčio mėnesį, aš jau mačiau rezultatus, aš buvau pasidarius tada kraujo tyrimą ir po to, tai man net keista buvo rodiklis, reiškia cholesterolio sumažėjęs. Tai o šiaip tai, ką žinau, žarnyne gal ir gerai, gal ir blogai, nežinau, todėl kad, kaip aš sakau, tuštinuosi aš į pampersą, bet nebuvo jokių spazmų, dar kažkokių, kai ten būna arba skausmų kažkokių, tai tiesiog, kad sustiprintų organizmą. Tai buvo vienas iš tokių tikslų. Visi pasakė, kad geriau žarnyno darbas geresnis. Prometėjas sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. EASE – mano namų stilius. Ar kada pagalvojote apie tai, kodėl vis rečiau galime ištarti aš visiškai sveikas ir ar tikrai tai, ko kvėpuojame, gali lemti žmogaus sveikatos būklę? Pagal PASO skaičiavimus netgi 9 žmonės iš 10 gyvena užterštame ore. O taip pat apie 7,6% visų ligų yra dėl oro užterštumo.
ilgesnį laiką būnant nevėdinamoje arba blogai ventiliuojamoje patalpoje didėja rizika sirgti bet kokiomis peršalimo ligomis arba viršutinių bei apatinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis. Jeigu žmogus giliai kvėpuos švarų orą ir miegos maloniam aromate, jis miegos ramiau, o miegas, pavyzdžiui, man tai šventas dalykas. Ir žinoma, nuo to priklauso visa tavo ir fizinė sveikata, ir psichologinė būsena. Deja, mes vis dar nesugebame užtikrinti, kad lauko oras būtų neužterštas. Tačiau namų aplinkos oro kokybę galime reguliuoti patys ir savo būste kvėpuoti tik gaivų ir švarų orą. O kaip tą galima padaryti? Atsakymą surado holistinį požiūrį žmogaus sveikatą puoselėjantį 13 darbo metų susirgančiais įvairiomis ligomis pacientais patirtį turinti šeimos gydytoja endobiogenikė Evelina Nevardauskaitė Rudzikienė. Oro kokybė labai yra svarbi sveikatai ir oras gali būti užterštas įvairiom dulkėm, smulkiom dalelėm, dėl besikaupiančių blogų filtrų ir dulkių esančių aplinkoje. Taip pat jisai gali būti užterštas įvairiom cheminėm medžiagom. Taip pat gali būti įvairios cheminės biologinės medžiagos, tai yra žiedadulkės, įvairios pelėsiai, sporos, lygiai taip pat įvairius virusai, bakterijos, mes žmonės išskiriam tas virusus bakterijos, jos pakliūna į ventiliaciją ir tada visi kiti pasidalina. Žmogus sako, man spaudžia galvą, aš neturiu jėgų, nei noro dirbti, nei motyvacijos dirbti, fizinis pajėgumas gali būti silpnas. Tai tų simptomų gali būti įvairių, o jeigu yra jau susiduriama su įvairiom specifinėm medžiagom, aišku, kad gali sukelti įvairių rimtesnių sveikatos sutrikimų. Ilgą laiką būnant, lankantis tose pačiose užterštose nevėdinamose patalpose, didžiausia rizika susirgti yra alergiški asmenys, astma sergantis asmenys, kitomis lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, kaip lėtinis bronchitas arba pasikartojantis ūminiai kvėpavimo takų susirgimai dėl imuninės sistemos ypatumų, kaip sakiau, mažamečiams vaikams arba vyresnio amžiaus žmonėms. Tai gali pradėti nuo paprasčiausios slogos, gali būti faringitai, otitai, ausų uždegimai, galiausiai bronchitas ir netgi plaučių uždegimas. Norėsis krenkšti, kosėti, kartais nusičiaudėti. Lietuvoje vyresnės kartos numylėtinė šiandien visiems gerai žinoma iš televizijos laidos Dviračio žinios, kuriamų moterų personažų, tarp jų ir garsiosios Zitos iš Mažeikių, aktorė Kristina Kazlauskaitė bene visą savo karjeros laikotarpį yra priversta rūpintis sveikata, nes jos darbo specifika, apie ką dažnas net nesusimastome, yra tiesiogiai susijusi su oro tarša ir ypač dulkėmis. Tikrai teatre tam nėra nei pinigų, nei laiko ten valyti, kopti dekoracijas ar ten tankiai valyti rūbus. Tai jau mes tų dulkių prisiuostydavom, iš tikrųjų ir kosulys būdavo, tiesiog jauti ten ir replioji, ir judi, ir šoki, tos dulkės kyla. Dažai, kurios dažytos dekoracijos, iš tikrųjų ten toks kokteilis kvapų, bet kai tu vaidini, tu nei gilinėsi, nei matai, bet išėję tai būdavo tikrai ir krenkščiam, ir nosis pučiam, ir tiesiog eina dulkės. Kai ateina svečiai, jie sėdi salone, tai netyčia ir su kokiu virusiuku, ar dar su kuo nors, ar ten, tiesiog pačiaudėjo, pakosėjo. Ir vyksta bendravimas, dainavimas, žmonės, kaip pasakyti, giliai kvėpuoja. Ir iškvėpuoja visą gerą orą iš manęs. Todėl aš pasistačiau aparatą. Dabar aš įjungiu. Mes kvėpuojam švariu, grynu, tikru kalnų oru. Aš manau, kad nėra žmonių, kurie nenorėtų gaivaus, švaraus namie oro. Ir atrodo, tu tvarkykis, kiek tu nori. Jau tikrai buvau išmokyta jau tikrai švariai gyventi, bet daryk tu, ką nori. Išlindo spindulėlis, žinokit, saulės, nušvietė kambarį ir galvoju, palauk, aš viską susitvarkiau, kas čia skraido šitam spindulį ir tu iš tikrųjų supranti, kuo tu pastoviai kvėpuoji, bet ko žmogus nemato, atrodo, kaip ir viskas švaru ir gerai. Jeigu tu neužuodi, jeigu negali apčiuopti, tai mums visą laiką atrodo, kad tai to ir nėra. Tai ar mes
galim gyventi be oro? Negalim. Yra lygos, kurias užterštas oras gali paskatinti ir būtent lygos, kurios gali nuo paties užteršto oro ir atsirasti. Imuninė sistema yra įsidėsiusi mūsų visame kūne, kad mes būtume gyvybingi ir sveiki. Gynyba ir kova yra tik tai paskutinė imuniteto funkcija. Daugybės mokslinių straipsnių ir pranešimų bendraautorė 10 metų darbo patirtį turinti kvėpavimo sistemos ir alergijos srityse gydytoja pulmonologė alergologė Agnė Jagelavičienė su oro tarša kaip su itin klastinga ligų provokatorė savo praktikoje susiduria beveik kasdien. Todėl pabrėžė, kad labai svarbu kvėpuoti išvalytą orą. Padaroma rentgenograma, sakykime, profilaktiškai ir oi, va, iš kur čia fibrozė, oi, čia iš kur kažkokie židinėliai ir ką mes va tada žinom, tada ir kyla klausimai, tai ar nebus čia susiję su mūsų netaisyklinga gyvensena, kaip kvėpuojame. Kad namuose tikrai visko pilna ir kad mes įsivaizduojam, kad mes atsidarėm langą ir įsileidom tą mums norimą gaivų orą, mes įsileidžiam tokį, kuo mes visą laiką čia visi ir kvėpuojam. Žmonės kūrena, mašinos važiuoja. Aš sakau, ir namie, kiek mes visko parsinešam ir dar chemijos naudojam. Imuninė sistema pašlyja, ar ne, kimba labai greitai viskas. Virusai iš tikrųjų labai greitai tikrai kimba. Dabar naujas virusas COVID-19, jam yra labai nepalanku plisti, kai yra būtent toksai drėgnumas 40–60%. Labai svarbu, kad oras būtų kokybiškas visom prasmėm, kad jis būtų ir tinkamo drėgnumo, jis būtų švarus, jame nebūtų užterštas nei cheminiam, nei fiziniam dalelėm, nei įvairiam biologiniam dalimis ir būtų tinkamai ionizuotas. Tai tikrai geriau yra naudoti tokius prietaisus, tokius oro filtrus, kurie tą daro viską ir tai daro iš karto ir automatiškai. Vienas iš tokių protingų sprendimų padedančių namuose turėti visapusiškai išvalytą orą yra vis labiau populiarumą užkariaujanti Šveicarijos ir Vokietijos mokslininkų sukurta 2 dalių oro gryninimo sistema EastCon. Jos įrenginiuose sutelktos šiai dienai inovatyviausios oro valymo ir gerinimo technologijos, efektyviai padedančios žmogui jo aplinkoje jaustis ir išsimiegoti kiek įmanoma geriau. Kartais ateina pas mane pacientai ir sako, aš šitai atsikeliu, man čia pilna nosis kažko pridžiūvę ir man aš arba visą naktį kažką ten kosiu. Ir ta miego kokybė yra ženkliai prastesnė. Nors ten ir vediniesi, tikrai miegamai, labai sunkiai užmiegu, naktim prabudinėju. Tai va taip, kaip būdavo, galvoju, ko tau trūksta, ko tu nemiegi. Tai per sausa, per tvankų, man negera, sakykime, man nekomfortabilu. Šiaip tai aš labai pastebėjau tikrai žiemą, kai kūrenimas prasideda, aš turiu tokią chronišką keistą slogą, rytinę. Aš pučiu nosį ir matau, kad pas mane ten matyt kapiliarai trukinėja. Ir tikrai ta oda yra visada jau taip nuvarginta. Ir jeigu dar jinai namuose gauna tų naminių dulkių, gauna sauso oro, iš tikrųjų labai kenčia. Dabar aš turiu namuose štai tokį daiktą, kuris man padeda ir užmigt, ir išmiegoti be pabudimų, ir neieškoti, kur aš čia galėčiau kažko įkvėpti. Tai yra iš tikrųjų geram miegui pagrindas. Turėti tą vadinamą kalnų orą savo namuose ir niekada nemaniau, kad tai yra įmanoma. Bet pasirodo įmanoma ir tą gaivų išvalytą orą turėti ir sudrėkintą tą orą gali turėti. Gali būti ir patalpų oro valymas papildomais prietaisais, filtrais ir tai yra tikrai rekomenduojama net ir alergologų sutarimuose, algoritmuose ir tikrai yra efektyvu. Tai jeigu mes tik į tą patalpą ateiname pamiegoti, tai atitinkamai reikia susitvarkyti savo miegojimo erdvę. Tai tada tokį filtrą dėti tik tai ten. Aktorės Kristinos Kozlauskaitės atradimas modernus oro valymo sistemos EastCon grynintuvai, kurių ji dabar turi namuose net 2. Juos Kristina pamatė ir išbandė pas savo bičiulę dainininkę ir visažistę Oksaną Pikul, pas kurią apsilanko, kai reikia ypatingesnio makiažo ir šukuosenos. Dabar Kristina vieną galingesnį oro grynintuvą pati tikslingai naudojo savo svetainėje, kurioje dažnai laiką leidžia su būriu bičiulių ir artimųjų, bet ypač moteris patenkinta miegamajame įtaisytų grynintuvu EastCon ISO Intelligent Ion. Šiaip tai aš su technologijom nelabai draugauju. Nebent mane
prispiria gyvenimas. Tai aš tada jau įsiklausau, įsigilinu, įsiklausinėju ir galvoju, kad čia yra stebuklingas variantas. Vertas dėmesio, iš tikrųjų vertas dėmesio. Mes kvėpuojam švariu, grynu, tikru kalnų oru. Oro grynintuvai veikia įvairiai. Vieni iš jų mechaniškai traukia ir filtruoja orą, tačiau tuomet gali likti dalis nefiltruoto oro. Visai kita oro kokybė išgaunama filtruojant su ionizavimu. Toks oro grynintuvas ras vietą visose namų erdvėse, tačiau ypač tinka vaikų, kurie labai jautrus oro taršos dirgikliams kambariui, taip pat kompaktiškoje darbo erdvėje ir kas svarbu miegamajame. Pavyzdžiui, Eastcon ISO Etilanjet Ion. Jonizuojančiam oro grynintuvai su elektrostatiniu plazminiu filtru nereikia dažnai keisti filtrų. Jis naudoja mažiau energijos nei elektros lemputė, nedaug sveria ir turi net 4 filtrų oro valymo sistemą. Pirmasis filtras valo nuo stambių dulkių, žiedadulkių ir naminių gyvūnų plaukų. Antrasis, be to, kad naikina bakterijas ir virusus, yra elektrostatinis dulkių ir kietųjų dalelių surinkimo plaunamas filtras. Trečiasis yra formaldehido filtras, kuris šalina nemalonius kvapus, išvalo orą nuo bespalvių, bekvapių, nuodingų cheminių garų ir dujų bei nuo ypatingai pavojingų sveikatai formaldehido garų. O ketvirtasis ozono titano dioksinis filtras kartu dezinfekuodamas orą ultravioletiniais spinduliais naikina grybelį, bakterijas, virusus, dulkių ir kutes bei kitus mikroorganizmus. Būtent tas oras, kuris yra pastoviai cirkuliuoja mūsų patalpose, jisai praranda tos jonus, ar teigiamus, ar neigiamus, ir jisai tampa toksai nebejonizuotas. Renkantis filtrą labai reikėtų atsižvelgti, ar jisai turi būtent apsaugą, kuri filtruoja formaldehidą. Formaldehidas yra tokia medžiaga, kuri išsiskiria ir jinai yra laki ir žmogus gali ją įkvėpti. Tikrai dauguma medžiagų turi savyje formaldehidą arba jisai išsiskiria garuojant. Dirgina mūsų kvėpavimo takus, jisai sukelia įvairių cheminių, įvairių sveikatą apsunkinančių problemų. Kitas filtras, kuris būtent naikina grybelį, virusus, užterštumą įvairiom mikroorganizmais, tai yra ozono titano dioksido filtras. Jisai ir surenka į save įvairius mikroorganizmus, pelėsius, grybelius, bakterijas. Taip, kad ionizacija yra svarbi mūsų organizmui ir apie ją tikrai renkantis filtrą reikėtų pagalvoti. Ir jeigu pastebėtumėt kokį jausmą, tai sukelia labai dažnai žmogus sako, kad man yra lengva kvėpuoti, aš gerai jaučiuosi, mano galva yra lengva, nuotaika gera. Ionizuotas oras panašus į oro po griaustinio arba į kalnų orą. Tai oras prisotintas anionais, neigiamo krūvio oro dalelės atomais. Anionai skatina ląstelių atsinaujinimą, medžiagų apykaitą, suteikia jėgų, energijos, valo kraują, teigiamai veikia nervų sistemą, dėl to jie vadinami oro vitaminais. Tai viskas sudėjus į krūvą, tai čia yra mūsų su 4 filtrais mūsų gelbėjimosi, kaip plaučiai švarus, kvėpavimo takai švarus, akis neišdžiūvę, oda neišdžiūvusi ir plaukam viskam veikia ir tavo mąstymą, tavo būseną. Tai geriau čia tegul tie 4 filtrai teršiasi. Iš tiesų, visiems, kurie dar daug laiko praleidžiame patalpose, ypatingai kur oras yra vis tas pats cirkuliuojantis, tikrai reikėtų pagalvoti apie oro filtrus. Teigiama, kad storosios žarnos vėžys yra vienas labiausiai pasiduodančių gydymui, su viena sąlyga, kad jis turi būti aptiktas ankstyvojoje stadijoje. Tačiau jeigu taip neatsitiko, šiuolaikinio mokslo sprendimai žmonėms, susidūrusiems su šios onkologinės ligos pažengusią stadiją, geba padėti ne tik geriau jaustis, bet ir prailginti išgyvenamumą. Mokslas taip pat turi sprendimą norintiems užbėgti vėžio ligoms už akių. Labai svarbu pabrėžti, kad žmonės, kurie neturi skundų, turėtų tikrintis. Mes tikrinti automobilius galim profilaktiškai, savo sveikatos dėja ne, ypač vyrai. Atlikus kolonoskopiją mes nustatome vėžinį susirgimą 5–6%. Jeigu mes turim pirmą stadiją, tai bus operacija, jeigu sėkmingai 2 savaitės žmogus sveikas ir viso gero. Jeigu mes turim 3 stadiją arba 4, tai 3 stadijoje realiai gydymas užtrunka iki pusmečio. 4 stadija tai būna gydoma, reiškia, metais. Nesakau, kad yra lengva. Reikalauja pastangų ir jėgų, bet, o ką daryti? Svarbiausia, kad neskauda. Gal tas visas kompleksas kapsulėm, sustiprinti organizmą. Tai buvo vienas iš tokių
tikslų. Kuo daugiau polifenolių ir kartu ir vitamininių įvairiausių medžiagų, vėlgi tas racionas yra vėžiu sergančiajam pacientui palankesnis. Paciento mitybos būklė yra tas veiksnys, kuris sąlygoja geresnį atsaką į chemoterapiją, geresnį atsaką į radioterapiją, spindulinį gydymą, geresnį gijimą po operacijos ir tiesiog netgi ilgesnę gyvenimo trukmę. Pasak medicinos mokslų daktaro onkologo Eugenijaus Stratilatovo, storosios žarnos vėžys atslenka tyliai ir iš lėto, todėl labai vertinga yra valstybės apmokama storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Netikėtai vėžys neatsiranda. Iki vėžiniai pakitimai, polipas, iki vėžio susiformavimo praeina apie 10 metų ir daugiau. Pagrindinis diagnostikos metodas yra, kaip buvo, taip ir likęs, fibrokolonoskopija. Ji daroma dažniausiai bendroji narkozėje. Kolonoskopija patvirtino, dar po poros savaičių gauna atsakymą apie paimtą mėginį, kad tikrai yra onkologija, metastazavimas į plaučius. Tai dabar tas gydymas ir vyksta. Kas 2 savaitės chemija. O šiaip tai, jeigu tu laikysies ten to režimo, maisto režimo ir žinosi, kas tau tinka, kas tau netinka, tai viskas paprasta. Visgi mokslų daktarė Edita Gavelienė įspėja, jog pacientui savarankiškai susidėlioti tinkamą mitybos planą yra sudėtinga, todėl geriau kreiptis į dietologą. Tiek chemoterapijos, tiek radioterapijos tai nėra, kad jisai nevalgo, tarkim, tik dėl opelio ar dėl kažko. Kitas dalykas yra, kad pasikeičia tavo skonio jutimas, tavo skonio receptoriai. Tikslas yra viso ligos periodo metu užtikrinti žmogaus maistinių medžiagų ir energijos poreikius. Polifenoliais turtingi yra daržovės ir vaisiai, nes kuo spalvotesnis racionas, kuo daugiau spalvotų daržovių, sakysim, tuo daugiau tikėtina yra polifenolių. Brokoliai, tai jie vienareikšmiškai yra gausus polifenoliais, gausus mineralinėmis medžiagomis, geležimi. Kai sakau gausus, tai vėlgi tas vien brokolių negali užtikrinti dienos normos. Tai tik tai papildų pavidalų galima tada užtikrinti reikalingą jų kiekį. Asta sužinojo, kad tarp augalų ieškodami veiksmingiausiai galinčių pastiprinti imunitetą ir atsparumą uždegiminėms bevėžinėms ligoms, Didžiosios Britanijos mokslininkai iš pasirinktų 200 tyrinėtų daržovių, vaisių ir prieskonių išskyrė 4, kuriuose yra itin gausų stipriausių antioksidantų grupai priklausančių polifenolių. Tai brokolis, granatas, ciberžolė ir žalioji arbata. Daržovių aš tokių neprivalgysiu šitiek. Bandžiau aš jas ir tas granatas spausti ir viską. Tai ten šou programa virtuviai pasidarė, kurkuminas, ciberžolė, kur tu ten prisibersi. Tu gali pakeisti ryžių spalvą, dar kažką, bet ir tai bus tiek tos naudos. Žalioji arbata atsigeriu, galiu išgerti vieną kitą puodelį, bet nežinau, tu gausi tokį rezultatą, koks yra čia. Brokoliai, tai ten iš vis turi būti tik tai termiškai apdoroti. Kad ir kaip tu jį mėgtum arba nemėgtum. Ne visuomet pavyksta suvalgyti tinkamą tų daržovių ir vaisių kiekį. Daržovių reikėtų suvalgyti apie pusę kilogramo, vaisių plus dar 300 gramų. Bet jeigu žiūrėti tūrinę prasme, tai kartais tas kiekis ir sunkiai įveikiamas yra. Jeigu kalbėti apie sisteminį gydymą, vaistai jie ateina ir ateina ir ateina. Ir prieš 10 metų, ką mes turėjome, ir dabar yra žymiai didesnis progresas, lendant į molekulinį lygį. Progresas ateina ir maisto papildų sritį. Į ją irgi įsitraukia pasaulinio garso mokslininkai, siekdami pagelbėti tiek norintiems išvengti lėtinių ligų, uždegimų ir vėžinių susirgimų, tiek ir jau patirintiems sudėtingą onkologinės ligos gydymą ir sveikimą. Po storžarnės operacijos ligoninėje Asta sužinojo apie Didžiosios Britanijos profesoriaus Robert Thomas vadovaujamos Kembridžo universiteto mokslininkų grupę sukurtą ir vienintelį unikalių tyrimų patvirtintą maisto papildą pomitė, kurio kapsulės sudarytos iš galingų polifenolių, kurių gausų brokoliuose, granatuose, ciberžolėje ir žaliojoje arbatoje. Pomitė, tai mano šitą palatoj gulėjus amžinatilsį viena moterėlė ir jinai pasakė, kad nežinau, iš kur jinai ten, ar jinai skaitė, ar vaikai jos skaitė, ar dar kažkas. Sako, žinok, labai gerai, mums kaip tik po tokių operacijų, mums labai gerai reikia šitos kelti. Tai man po chemoterapijų, po pirmo gydymo, po pirmo ciklo, tai jisai kaip ir buvo toksai pirmasis atstatantis toks kaip ir veiksnys. Nes tai buvo po metu žmonėm tiem, kurie turi
problemos su pilvo pūtimu ar panašiai, pilnai sutvarko ir užtenka 2 kapsulių per dieną sutvarkyti, kad reiškia žarnynas dirbtų normaliai, priduoda energijos. Jeigu žmogus turi daugiau energijos, tai vadinasi ir nuotaika, darbas, ir visai kas kitas. Tu gali vartoti ir nesuprasti, vat nesergu, vat kodėl. Jeigu mes kalbam apie būtent tą preparatą Pomitet, tai yra vienintelis preparatas kaip papildas, kuris yra tirtas ir parodė, kad yra geresnis išgyvenumas pacientams sergantiems prostatos vėžiu. Pats preparatas susideda iš natūralių augalų. Tai yra brokoliai, granato, žalioji arbata, ciberžolė. Tai yra sveikas papildas, kuris yra antioksidantas, kuris suriša, reiškia, toksinės medžiagas. Aišku, tai padeda. Jos gali naudoti ir sveiki žmonės. Tai yra tas preparatas, kuris neskirtas gydymui, bet skirtas organizmui padėti kovoti su šalutiniais reiškiniais, stiprinti imunitetą. Tai yra įrodyta, kad padeda. Jeigu populiarinsi, žmonės žinos ir tuo labiau, kad tą galima įsigyti. Jeigu tik žmogus nori ir sugeba tai įpirkti, tai tikrai ir tos Pomitet gali tikrai vartoti. Tie, kurie vartojo, tai vadinasi, kaip sako, žmogus rūpinasi savim, jeigu tenai dirba kažkokį tai pamaininį darbą, kada yra mityba nesubalansuota ar panašiai. Tai Pomitet puikiausiai tą dalyką sutvarkė. Imuninė sistema tada tvarkoja. Tiesiog tai ir kursas 1,5 metų, mažiausiai 3 mėnesiai, bet tie, kurie 3, tai ima didesnį kursą, todėl kad pajaučia poveikį. Principe tie žmonės, kurie gyvena sveikai, jie gyvena ilgiau ir navikai pas juos atsiranda rečiau.